Pasveikinti visus susirinkusius mūsų Vakarų Lietuvos parodos atidarymo proga. Akvarelės parodos. Kažkada tai pirmoji paroda, būtent šitame pastate buvo akvarelių paroda atidaryta Klaipėdoje. Tai va ir dabar mes šį kartą garbingai sugrįžtame į tą patį pastatą. Ir parodoje dalyvauja 23 dailininkai. Turime be Vakarų Lietuvos menininkų. Taip, ir tada aš širdingai visus sveikinu ir džiaugiuosi. Tai, kad vėl atidarome gražią parodą. Dabar mes turime gerbiamą muzikę. Edita gal, jau iš toliau, Violeta ir vardas, pavardas. Violeta Vasiliauskienė, kuri nes privi ir blogi, abu piktai ir kantriai, tavos namuos gyvena, abu tą pačią dieną. Kantriai, tavos namuos gyvena, abu tą pačią dieną, abu tą pačią naktį. Kai geriui būna bloga, tai blogai būna gera, abu po vienu stovu, jie kenčia tylų karą. Žiūriu ir stebiuosi, ir aš gyvent nemoku. Žiūriu ir stebiuosi, tą patį vieną žmogų. Džiaugiuosi jam išėjus, liūdžiu jo nesulaukus. Kai geras nekenčiu jo, kai piktas glostau plaukus. Tai kaipgi man iš šios dainos jos angos, iš mano blogio juokis. Nesakyk niekada, tebuloja per naktį kada, buvo brindė, tai liko brasta. Niekada nesakyk niekada, pažabok savo norus paikus, vis dar šviečia virš mūsų dangus, jų gyvenimo kito nebus. Pažabok savo norus paikus, kada laisvė ryto gaiva, išmintis manyje negyva, tik garuoja lyg džiaugsmo liko prasta, jei žinojimas buvo klaida. Niekada nesakyk niekada, niekada nesakyk niekada, tegul groja per ir kantrybė, ir kantrybė, tokia kantrybė. Paleisti skristi pavėjui, saulės gėlės, duobė po kojom, sėsti skylės. Galbūt iš skausmo, kad jau naktis, ir tai, kas buvo, ir tai, kas bus, per savo lemtis. И все как будто улыбаются. Прекрасно. Bet pusė spektaklį. Susirinko
mes galime pasidžiaugti, kad šiandien tikriausiai turėsime mūsų Vakarų Lietuvos akvarelės parodos atidarymui, gal net ir labai daug žiūrovų, vis tik premjerinis miuziklas. Ir prašytume tą progą gerbiamą mūsų dailėtyrininkę Jovitą Skolevičienę pasakyti atidarymo žodį. Pasakyti, raktas jūsų rankose? Taip. Gerbiami dailininkai, prašom, drąsiau. Klausys. Klaipėdoje yra jau ir tradicija, kas dažnai lankosi parodų atidarymuose, visada jaučia. Artėja ruduo, artėja akvarelių ekspozicijos. Ir taip, kas antri metai, tai Klaipėdos kraštas, tai tarptautinė. Ir taip šita vietos dailininkų paroda yra 5. Šiaip iki toliai parodos buvo rengiamos beveik išimtinai parodų rūmuose. Šį kartą mes esame čia. Pavadinimas Vakarų Lietuva. Skaičiai nedideli. 20 autorių su keletą. Tačiau, sakyčiau, galėtų būti daugiau, nes jeigu pradėti nuo Skuodo iki Šilutės ir skaičiuoti Vakarų Lietuvos apimtimi kūrybinius žmonės, tai būtų žymiai daugiau. Tačiau parodoje darbų yra labai daug. Autoriai pristatė po 2, 3 ir daugiau darbų. Ką reiškia akvarelė? Kažkada širdavau, sakė, vakar už lango. Taip ir šį kartą visos tos dienos nuplukdino plovė miestą, tačiau vanduo akvarelistui yra tai džiaugsmas, tai kūrybos šaltinis, kūrybos medžiaga. Man atrodo, kad kiekvienas iš autorių ieško savojo kelio, dauguma jau jį yra suradę ir kai ateiname parodą pasižiūrim, aha, čia Vladimiras Ušilovas, čia Renatė žiūri, čia Romanavičienė, čia Aukštienė, dar kitur, dar kiti autoriai ir jau mes juos pažįstame iš braižo, pažįstame iš potėpio ir iš temų. Man atrodo, kad atėjo čia ir susitiko menininkai seniai pažįstami, draugai. Tačiau svečiuojasi gerbiamas Kazragytė, jau čia yra Kretingos rajonas. Iš Kretingos dailininkė Vyšniauskienė, ne naujokė parodose, tačiau originali savo darbais. Kaip visada Vladimiras Ušilovas praeido po apylinkės, po nendrynus, po apylinkės objektus ir štai jis ateina iš pietų Klaipėdos, iš pietinės Klaipėdos su architektūriniais peizažais. Zenonas įpareigojo šitą aukštąją ekspoziciją. Tegu nepyksta žiūrovas, kad ekspozicija išskaidyta, kad išdalintai daug štus. Bet jie ir pasidaro rūmuose, kad primename mes 73 metus, kada Sokolinio aukšte pirmą kartą eksponavosi dailininkai. Svarbu rodyti savo kūrybos įgūdžius. Tikrųjų, mūsų akvarelistų dideliai parodoj, čia Pajūryje pirmą kartą su mumis taip pat dalyvauja ir Kęstutis Balčikonis. Tai labai prašome, kai jau dabar pasidarė Pajūrio gyventojas, gal porą žodelių. Bet reikalas toks, kad tas startas yra kažko tai tąsa čia. Mano protėviai iš šito krašto, aš čia grįžau. Aš čia nesidaradau naujai, aš čia sugrįžau. Ir, reiškia, visos mano temos praktiškai ir iki šiol buvo surištos su to kraštu, o su, reiškia, mielų gerbiamų ir akvarelistų, ir architektų Zigmų Rutkausku, mes jau labai senai bendradarbiaujam ir manau, kad, reiškia, gyvenimo tąsa šičia bus kūrybingesnė, galbūt netgi už prieš tai buvo. Ir ačiū už tokią garbę būt čia pakviesti. Ačiū, kad jūs su mumis. Ačiū. Ačiū. Ačiū.
Čia specialiai tam. Ačiū. Tai pertraukos metu neužmirškite, mes visi ten susitikę, ne kur nors kitur. Gerai? Ačiū. Taip. Šiandien mes atidarome vakarų Lietuvos akvarelės parodą, kurioje dalyvauja beveik 20 mūsų krašto dailininkų su savo kūrybos ataskaita už praėjusius metus. Ir turime keletą svečių iš Vokietijos, iš Suomijos ir iš Lietuvos. Ir mes labai džiaugiamės, kad mes čia atidarome mūsų parodą kartu su premjeriniu muzikinio teatro spektakliu O mielas drauge. Ir tikimės, kad mūsų paroda turės pasisekimą, kadangi labai daug žiūrovų ateina į muzikinį teatrą. Ir todėl mes galvojam, kad tikrai ir tiem žiūrovams patiks mūsų pajūrio motyvai. Ir todėl mes džiaugiamės, kad tikrai nemažas būrys dailininkų su mumis kartu eksponuojasi. Eksponuojasi tie, kurie net ne 10 kartą, o daugiau kartų pasirodė, kaip pavyzdžiui Zigmas Rutkauskas, kaip Vladas Sušilovas, kaip Violeta Paukštienė, bet taip pat ir debiutuojantis porą dailininkų, tai Vilija Kazragytė iš Kretingos rajono ir sugrįžęs atgalios iš Vilniaus Kęstutis Balčikonis. Ir galim nuoširdžiai pasveikinti visus dalyvius. Tikimės, kad iš tikrųjų mūsų paroda turės pasisekimą. Prašom, prašom.